Jėzus dažnai turi kelių žvėrių atvaizdą. Dievo garbinimas labai kažkaip surištas su intymiais santykiais. Šėtonas kopijuoja Kristų ir dažnai jis irgi vaizduojamas kaip liūtas, bet Judo liūtas nugali visus kitus liūtus. Ei, plėšia pragaro namus. Garbė Jėzui Kristui. Šalom visiems, tai būna ramybė, taika, gėris, harmonija mūsų širdise, mūsų protuose, apmąstant Dievo žodį. Sveikinu visus prisijungusius. Šiandien pratęsiam pamąstymus apie vardų prasmę. Toliau bandom pasiaiškinti Jėzaus vardus ir kokį santykį tie vardai kuria mumyse, kaip mes juos priimame, kai juos ištariame, kai juos girdime, ką jie mums primena apie jį. Kiekvienas vardas pasako apie žmogų, koks jis, kas jis, kaip jis gyvena. Kai Dievo angelas viešpats klausia per angelą, arba, galima sakyti, angelo, tiksliau sakant, vyro kovojančio su juo asmenyje, Jokūbo klausia, koks tavo vardas, tai jis prisipažįsta Jokūbas. Tai reiškia sukčius, kuris ten brolio silpnybę pasinaudojo, tėvo aklumo pasinaudojo, kad išgauti palaiminimą. Tai ką mums sako vardas Jėzus, Judo liūtas. Kartais pakutui mes matom, merginos mojuoja tokia ugninė vėliava, ant kurios yra liūto galva ir kažkas ten hebrajiškai užrašyta, Jėzaus vardas užrašytas. Na ir ta vėliava mums primena Judo liūtą. Judo liūtą. Kas jis toks? Apie ką čia, ką mums sako raštas. Skaitom Apreiškimo knygą, 5 skyrių, kokia 5 eilutė. Tuomet vienas vyresnysis man tarė, neverk, štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės, Dovydo atžala. Jis atvers knygą ir 7 jos antspaudus. Praeitą kartą mes kalbėjom apie avinėlį kaip aukos avinėlį, o čia dabar regėtojas guodžiamas, kad knygą, kurios niekas negali atverti, jos antspaudų atvers liūtas iš Judo giminės, Dovydo atžala. Tuos titulus, Dovydo atžala, Dovydo sūnus, mes taikome Jėzui. Ir štai pasirodo avinėlis, aš išvydau sosto ir 4 būtybių bei vyresniųjų viduje. Avinėlį, jis buvo tartum nužudytas ir turėjo 7 ragus ir 7 akis, kurios yra 7 Dievo dvasios siųstos į visą žemę. Jis priėjo ir paėmė knygą iš soste sėdinčiojo dešinės. Ir toliau čia nebeskaitysiu, šlovinimas vyksta, garbinamas Dievas, avinėlis, kuris atveria knygą. Kalba apie liūtą ir štaiga avinėlis ir todėl Jėzus dažnai turi kelių žvėrių atvaizdą, kelių gyvūnų. Kartais jis vaizduojamas kaip liūtas, kartais kaip avinėlis. Mes kalbėjom praeitą kartą apie Dievo avinėlį, kuris toks romus, paklusnus Dievui, o štai dabar pakalbėsim apie liūtą. Girdėjom, kaip Jokūbas laimino savo sūnus ir laimino šitą savo sūnų Judą. Kaip jis palaimino jį, kiekviename tame Jokūbo testamento palaiminime yra tam tikros ir pranašystės, tarsi tų vardų
tokia pranašiška užduotis duodama. Judai, čia bus pradžios knyga 49 skyrius, kas nori sekti, 8 eilutė. Judai, tavo broliai girs tave, tavo ranka visada ant priešų sprando, tavo tėvo sūnus tau lenksis. Judas tarsi jaunas liūtas, nuo grobio pakilai mano sūnau, jis priglunda, atsigula tarsi liūtas, tarsi žvėrių karalius. Kas galėtų drįsti jį pakelti? Skeptras nepaliks Judo, nei valdovo lazda, kolei neateis tas, kuriam tai priklauso. Tada jam turės paklusti tautos. Taigi, Judui pranašaujama tokia šlovinga ateitis, jo palikuonis paveldės skeptrą, paveldės karališką valdžią ir valdys tautas. Mes vėlgi šitą pranašystę taikome Jėzui. Jėzuje atpažįstame tos pranašystės išsipildymą ne tik jo kūno dienomis, bet ir matome per žmonijos istoriją, kaip Jėzaus mokslas pasklido žemėje tarp tautų, kiek daugybė žmonių pasirinko tarnauti jam kaip karaliui iš įvairiausių tautų. Taigi, ką sako mums vardas Judas, aš dar norėčiau dar vieną įžvalgą pridėti. Va, tas vardas Judas mums asocijuojasi su Judu Iskarijotu, kuris dažnai lietuviškose visokiose vardų aiškinimuose pristatomas kaip neigiamas, kaip išdavikas. Tas, kuris išdavė Jėzų ir tapo tokiu bendriniu vardu visiems išdavikams, niekšams, Judas. Juo keikiami tie, kurie daro šitą nuodėmę. Taip kaip Hamas, kuris pasišaipė iš tėvo, irgi tapo tokiu bendriniu vardu visiems nepagarbiai su kitais besielgiantiems žmonėms. Tai va, bet Judo vardo prasmė yra hebrajų kalboje labai tokia, svarbi. Pavyzdžiui, kai vardas kaip duodamas, kai gimė Jokūbas, kai Jokūbui gimė Judas, tai ką sakė jo žmona, kur čia pabėgo man. Nes žydai, kaip mes skaitom pradžios knygą, gimsta vaikas ir iš kažkokios tos gimdymo patirties duodama vardas. Jį pirmiems 2 sūnums vienokius vardus davė, o štai trečiam ji sako, šį kartą pagarbinsiu viešpatį, todėl jį pavadino jį Judu. Ji pavadino jį Judu, nes nusprendė pagarbinti viešpatį. Ir vardas Judas iš tikrųjų turi tokią prasme savo šaknyje. Šlovinimas, pavyzdžiui, turi panašią šaknį kaip Judas. Nebeprisimenu tiksliai, kaip tarėsi Jehud, ar kaip, bijau suklysti dabar, susimaišiau. Bet turi prasme garbinantis. Ir kai Biblijoje sakoma, išėjo į Judėją, Judėja asocijuojasi su Jeruzalė, su šventykla, su Dievo garbinimu. Ir dar viena prasmė, labai svarbi mums šitame varde, tai taip pat gali reikšti tą šaknis intimius santykius. Ir todėl Dievo garbinimas labai kažkaip surištas su intimiais santykiais. Ir tarsi kalba, kad kai mes garbinam Dievą, mes einam į artimus santykius su Dievu, suartėjam su Dievu ir tarsi tampame dvasioje vaisingi dėl tos Dievo patirties. Taigi Jėzų mes matome šlovinantį tėvą, jis nuolat šlovina tėvą ir jam taikome Judo liūto tą pranašystę, kadangi Dovydas iš Judo giminės ir toliau tęsiasi tie pažadai
iki Jėzaus, tarsi Jėzus, galima sakyti, yra ir Judo sūnus, Jokūbo sūnaus, Judo sūnus, kuris vadinamas liūtu. Ir ta karališka valdžia, jėga, šlovė, visa, kaip sakant, priklauso karaliui. Ir dažnai vaizduojama liūto pavidalu, Biblijoje daugybė įvaizdžių apie liūtą, su liūtu lyginami kartais ir pikti žmonės, agresyvūs žmonės, kartais karaliai su liūtais lyginami, kurie pažeminami Dievo. Tas prieštaravimas, šėtonas kopijuoja Kristų ir dažnai jis irgi vaizduojamas kaip liūtas. Ir viduramžiais prie bažnyčių būdavo liūtai traiškanti žmonėms galvas, tokios skulptūros, kad prisimint, kad velnias kaip liūtas nuolat slankioja tykodamas ką praryti, kaip plėšikas, bet Judo liūtas nugali visus kitus liūtus. Tie, kurie mus terrorizuoja ir panašiai, ir aš norėjau atkreipti dėmesį, čia biškelį šiandien užtruksiu, bet ką darysi? Yra toks vienas gabalėlis, Mato Evangelijoje, prisimenam, kur Jėzus išvaro nebylę aklą dvasią, kuri apakino, kaip žmogų padarė aklą ir kurčią nebylį ir išvarė iš jo tą demoną ir tada ten jį apkaltino, kai jis Belzebulo pagalba švaro. Aš viso teksto neskaitysiu, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į Jėzaus žodžius pabaigoje šios istorijos. Bet jeigu aš išvarau demonus Dievo dvasios jėga, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Ar gali kas nors įsilaužti galiūno namus ir pasiglemžti jo turtą pirmiau nesurišęs galiūno? Tik tada jis apiplėš jo namus. Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas su manimi nerenka, tas barsto. Taigi Jėzus save šitoje istorijoje pristato kaip tą galiūną, kuris apiplėšia kitą galiūną. Apiplėšia kitą namus, būtent toje situacijoje, kai jis vaduoja pavergtuosius, ateina išlaisvinti mus iš piktųjų dvasių, prisistato kaip galiūnas, kuris plėšia pragaro namus. Mums neįprasta galbūt mintis. Jis kaip tas liūtas įsiveržia ir ištaško visus demonus ir išlaisvina žmonių sielas, išlaisvina žmonės iš vergijos ir todėl jis karalių karalius. Aleliuja.